Dičo tai Tiens valymo priemonių serija. Apatinių drabužių skalbiklis, indų ploviklis ir universalus valiklis. Šie gaminiai visiškai saugus aplinkai, lengvai suyrantis ir tuo pačiu labai veiksmingi. Kadangi tai koncentruotos valymo priemonės, prieš naudojimą jas reikia atskiesti pagal norimą poveikį. Pirmiausia, aš noriu Jums pristatyti Dičo indų ploviklį, į kurios sudėtį įeina tik natūralūs ingredientai – kokosų aliejus, gliukozės polimerai ir šviežias imbieras. Šis koncentruotas indų ploviklis pašalina riebalus ir nešvarumus, nepalikdamas nuosėdų ir dryžių. Indai tampa blizgūs ir nauji. Šią Tiens priemonę galima naudoti netgi vaisių ir daržovių plovimui. Būdamas didelės koncentracijos, Dičo skystis yra labai veiksmingas. Kasdieniniam indų plovikliui pakanka tirpalo proporcijas 1:8. Dabar atliksiu eksperimentą. Imituosiu kasdienį indų plovimo procesą. Indų plovimas iš esmės yra riebalų šalinimas. Kai mes nuplauname riebalus, tai reiškia, kad indas buvo išvalytas. Aš pilu vienodą kiekį maistinio aliejaus ant abiejų šaukštų. Į vieną iš šaukštų įpilu įprastinio indų ploviklio, o į kitą Dičo. Pirštu išplausiu kiekvieną šaukštą. Pažvelkime į plovimo rezultatus. Nuskalausiu pirmąjį šaukštą stiklinėje. Ar ne taip atrodo mūsų kasdieninis indų plovimas? Pažiūrėkime, ar ant šaukšto yra nuosėdų. Kitoje stiklinėje nuskalausiu šaukštą, kurį ploviau su Tiens indų plovikliu. Jau švarus? Puiku. Abu šaukštai švarūs. Rezultatas pasiektas. Tačiau pažvelkime į abi vandens stiklines. Vienoje iš jų vanduo yra skaidrus, o kitoje jis drumstas. Šioje stiklinėje daug cheminių junginių. Jei supiltumėte jo turinį į gėlių vazoną, augalas nudžiūtų. Ir žmogui nevertėtų gerti tokio skysčio. Tuo tarpu antroje stiklinėje yra tik natūralūs junginiai. Stiklo turinys yra aiškus ir skaidrus. Dar daugiau, jei nuspręstumėte jo atsigerti, tai nepadarytų jokios žalos jūsų organizmui. Palyginkime vandens kiekį abiejose stiklinėse. Kai kalbame apie Tiens indų ploviklį, šaukštui nuplauti pakako labai mažo vandens kiekio. Su įprastiniu plovikliu turėjome sunaudoti beveik pusę stiklinės vandens, kad nuplautume vieną šaukštą. Taigi, žiūrint iš vandens taupimo pusės, Tiens skystis yra tikrai efektyvesnis. Jei kalbėti konkrečiau, mes apskaičiavome, kad sunaudojus vieną butelį Tiens koncentrato galima sutaupyti iki 20 kubinių metrų vandens. Tai ryškus sutaupimo pavyzdys. Dabar atliksiu kitą eksperimentą. Čia aš turiu lūpų dažus, kokius mes, moteris, naudojame kasdien. Jei netyčia jais išsiteptume drabužius ar odą, juos tikrai sunku pašalinti. Aš parodysiu, kaip lengvai galima nuplauti tokio tipo riebalus, naudojant Tiens gaminius. Taigi, lūpų dažais ištepsiu nedidelį plotelį ant rankos. Ir štai, ant odos dabar jau matosi raudona dėmė. Imu šiek tiek gryno Dičo indų ploviklio, patrinu jo dėmę ir taip nuvalau odą.
Iš karto galime matyti, kad lūpų dažai labai greitai ištirpo. Odos paviršių nuvalau skudurėliu. Ranka vėl švari, o lūpų dažai liko čia, ant audinio. Šią suteptą audinio skiautę šiek tiek paskalausiu vandenyje. Štai taip lengvai ir efektyviai dičo koncentratas išvalo riebalų dėmes. Kitas gaminys iš dičo serijos yra skalbiklis, specialiai sukurtas apatiniams drabužiams skalbti, išplauti dėmes ir apsaugoti nuo bakterijų dauginimosi. Švelni formulė tausoja audinį ir jūsų rankas. Drabužiai išlieka minkšti ir gaiviai kvepia. Netrukus pademonstruosiu, koks šios priemonės veiksmingumas. Apatiniai drabužiai paprastai pagaminti iš medvilnės. Štai kodėl eksperimentui mes ketiname panaudoti 2 medvilnės marlės skiautes. Nereikia nesakyti, kad dėmėtus medvilninius audinius labai sunku išplauti. Tačiau 2 medvilninės skiautelės atstos 2 apatinius. Palyginkime skalbimo rezultatus gautus skalbiant įprastiniais skalbimo milteliais ir su dičo apatinių drabužių skalbikliu. Aš paruošiau 2 stiklines. Į vieną iš jų aš pilu įprastinių skalbimo miltelių ir ištirpdau jas vandenyje. Į kitą dičo apatinių drabužių skalbimo skysčio. Iškart galime pamatyti skirtumą. Dičo tirpalas yra skaidrus, tuo tarpu skalbimo miltelių tirpalas yra labai drumstas. Šį skirtumą lemia tai, kad miltelių sudėtyje yra dirbtinių cheminių komponentų, o dičo pagrindas – natūralūs ingredientai. Pasižiūrėkime šių abiejų tirpalų pH lygį. Skalbimo miltelių tirpalo pH yra labai aukštas – apie 10. Tuo tarpu dičo skysto tirpalo pH yra apie 7. Tai reiškia, kad jis yra toks pat kaip ir žmogaus odos pH. Vadinasi, šis skystis tikrai nedirgins mūsų odos nei skalbiant rankomis, nei dėvint juo išskalbtus drabužius. Tačiau pažvelkime atidžiau į kitus skirtumus tarp 2 tirpalų. Šioje stiklinėje aš turiu fenolftaleino, medžiagos, kuri padės mums nustatyti kiekvieno tirpalo pH. Prieš tai mes matavome su popieriniu indikatoriumi, o dabar mes stebėsime eksperimentą su fenolftaleinu. Pažiūrėkime, koks bus poveikis įpylus jo į kiekvieną iš tirpalų. Pirmiausia, aš pilu jo į miltelių tirpalą. Mes matome, kad jis tapo rausvu.
O dabar aš įpilu fenolftaleino į dičo tirpalą. Pažiūrėkime, spalva nepakito, vanduo išlieka skaidrus. Ką tai reiškia? Kad tirpalo pH yra neutralus ir nekenksmingas žmogaus odai, o rožinė spalva rodo, jog miltelių tirpalas yra stipriai šarminis. Pažiūrėkime, kas atsitiks, kai mes įpilsime miltelių tirpalo į dičo tirpalą. Ar jis taip pat nusidažys rožinę spalvą? Nieko panašaus neatsitiko. Įpilame šiek tiek daugiau, jis vis dar nėra rožinis. Spalva nepasikeitė. Ką tai reiškia? Kad mūsų dičo plovimo skystis turi savybę neutralizuoti šarminę reakciją. Tai užtikrina, kad šis skalbiklis yra visiškai nekenksmingas žmogaus odai. Tačiau patikrinkime abiejų produktų skalbimo veiksmingumą. Čia turiu kinų rašalą, tai intensyvios juodos spalvos tirpalas. Įpylus jo į miltelių tirpalą, matome, kaip jo spalva nusidažė juodai. O čia matome tokį patį efektą. Įmerkiu marlės skiautės į abu tirpalus. Išimu pirmąjį. Pažiūrėkime, ši marlės skiautė nusidažė juodai, o antroji taip pat. Leiskite jums priminti, kad viena iš jų buvo mirkoma miltelių tirpale, o kita dičo skysčio tirpale. Abi nusidažė juoda spalva. Išpilu vandenį. Abi marlės skiautės vėl įdedu atgal į stiklines. Įpilu vandens ir išmaišau. Vėl išimu skiautės. Pakartoju visą procesą kelis kartus. Pažvelkite, čia mes turime skalbimo milteliais išplautus apatinius. Jie vis dar juodi. Šios juodos dėmės tikriausiai jų niekada neįsiplaus. O štai čia dičo skalbikliu išplauti apatiniai. Jie atgavo savo pradinę baltą spalvą. Dičo skalbiklio ir įprastinių skalbimo miltelių rezultatai yra visiškai skirtingi. Eksperimentu aš parodžiau, koks dičo apatinių drabužių skalbiklio efektyvumas. Be to, išskalbtas audinys nuostabiai kvepia. Ir galiausiai, aš pristatysiu jums dičo universalųjį koncentratą. Jis gali pašalinti nešvarumus ir dėmes nuo visų plaunamų paviršių. Grindų, plaunamų sienų, keraminių plytelių, stiklo, plastiko, automobilių ir jų salonų, drabužių bei kitų namų apyvokos reikmenų.
Dičo universalų įploviklį saugu naudoti visiems plaunamiems paviršiams, jei vanduo jiems nekenkia. Pažiūrėkime dabar į skysčio valomąsias savybes. Paimu veidrodėlį ir lūpdažiu ant jo piešiu kryžių. Užpurškiu ant jo dičo koncentrato, kad ištirpdytų lūpdažį. Uždedu servetėlę. Lengvai patapšnoju ir palengva patraukiu ją žemyn. Pasižiūrėkite, lūpdažiu nupieštas kryžius, kuris čia buvo, dabar dingo. Šis skystis išties puikiai šalina riebalus.